2022 metų GLS 450. Šitas yra formatikas, tai visi 4 varomi ratai. Juodas spalvikė, 53 atrodo tūkstančiai mylių, parsiduoda draudimo ir aukcionas bus vasario 2 dieną. Už jį dabar yra pastatyta 24 tūkstančiai dolerių. Tuo apeisiu, parodysiu jo pažeidimus. Kaip matot, šonas yra šitas visiškai sveikas, jisai yra run and drive'as, turi juodą saloną, šaldomas sėdynės, burmeisteris. Sėdynių būklė patenkinama, šiek tiek yra prasidėta, bet nedaug. Odinė panelė, nenusilupusi, juodos lubos, panorama, viskas yra viduje tvarkoje. Kaip matot, pagalvės taip pat nėra iššaudžiusios. Jis yra run and drive'as, jo 51 tūkstantis mylių, galim pabandyti užvesti. Bet raktas yra raktas, matau. Mašina užsivedė. Taip. Mašina užsivedė ir variklis dirba gražiai. Viskas yra su to gerai. Ambient lightingas matot. Čia niekas nesulūžė. Viskas veikia. Klaidų jokių, kaip matot, nemeta. Gerai, einam pasižiūrėti toliau. Ką mes turime čia? Turėtų būti pritraukėjai. Jo, yra durų pritraukėjai. Pasižiūrim į galą, užuolaidėlės. Taip, šešiavietis šitas. Kaip matot, irgi labai patogu iš tikrųjų, kas turit vaikų ypač. Galinė klima. Odo visur viskas yra tvarkoje, nėra suplyšusi. Šita pusė, kaip ir rodžiau, čia yra su AMG apdaila. 3 litrų varikliukas. Gerai, einam prie rimčiausios dalies, tai yra mušimo. Kaip matot, mušimas yra į dešinę pusę, į galą, yra liestas ir išmetimo vamzdis. Ir matau, kad važiuoklė bus liesta irgi, nes ratas vagalinis, pažiūrėkit, kaip prievai stovi. Tai bamperis bus, dangtis yra sveikas, lempa yra sveika. Čia yra prikabinta, nelabai daug matos iš tikrųjų. Bet ratas matau, kad stovi kreivai. Pasižiūrėkit važiuoklę, bet mušimas tikrai nėra didelis. Toliau pabraižymas ant durų, pabraižymas ant priekinių durų taip pat. Bet iš dalies mušimas labai nedidelis iš tikrųjų ir labai nerimtas toksai, lengvai sutvarkomas.